Let the Eurovision Song Contest begin! Labas Lietuva, labas Eurovizija, sveiki susirinkę į, primink, kaip vadinas parkelis, Beschhofer kažkoks Reithofer parką, kuris neoficialiai šiandienai tampa Eurodienos tokia Eurovizijos rezidencija, ką tik pradėjo lyti, bet mūsų nieks nesustabdys, nes mes tiesiog norim daugiau. Susirinkom čia labai trumpai aptarti repeticijų, prabėgusi repeticijų maratoną, gal trumpai ir apie tai, kaip viena mus pasitiko. Paskui turėsim šiandien pirmą generalinę repeticiją, kai eisim į areną, vakare turėsim jury show, kurį stebėsim per ekranus. Tai subscribinkite Eurodienos kanalą, paspauskit like po šio video, parašykit gražų komentarą mūsų kolegoms, kurie lauke sėdi po lietum. Amandas plaukus bijo, nuleikit, kad nusileis jo plaukai. Tai jūs įsivaizduokit, kiek streso mes patiriame. Tai atsidėkokit mums ir kadangi neturim rėmėjų video šitam turiniui, tai būkit geri, paremkite ir Contribui platformoje mus. O ką, viena dalis mūsų atvyko čia vakar, dalis mūsų atvyko čia užvakar. Miestas pasitiko, oras fantastiškas, išskyrus paskutinės 3 minutės, kai lyti pradėjo, bet ir tai lietus toks gaivus ir visai fainas. Šiaip viena labai maloniai stebina, bent jau mane, ir dar nebuvom arenoj. Bet man jau peršasi mintis, kad čia yra geriausiai organizuojama Eurovizija, geriausias Eurovizijos miestas, kuriam aš esu buvęs. Man tai 5. Eurovizija, nei Tel Avivas, nei Liverpoolis gal arti buvo, Malmėje buvo NATO viršūnių susirinkimas su tankais ir taip toliau, nebuvo jauku. Bazelis buvo cute, buvo faina, bet čia yra fainiau negu Bazelė. Kas turite minčių apie vieną? Manau, mes tiesiog visi buvom jau pasiilgę Eurovizijos, kuri vyktų šalies sostinėje ir tai labai jaučiasi čia Vienoje. Galbūt, kadangi miestas yra labai didelis, tai jis tikrai nėra persmelktas ta Eurovizija, kaip pavyzdžiui kokiame Bazelyje ar tame pačiame Liverpoolyje. Tačiau tos erdvės, kur jau vyksta Euroviziniai renginiai, yra išties įspūdingi. Ta pati Rotušė, visas Eurokaimelis, apylinkėse Rotušės, tai išties labai įspūdingos erdvės ir turbūt pati arena taip pat atrodys labai įspūdingai. Mes buvom vakar atidarime Eurovizijos ir, pavyzdžiui, palyginti irgi su Bazeliu. Bazelyje mes sėdėjom kažkokiose tai tokiose, Litexpo konferencijų salės kubeliuose ir ten kalbinom dalyvius. Vakar viskas vyko po atvirų dangum, žiauriai smagu buvo storiuose, galėjot matyti, pasidalinom. Gal kam nepatinka viena? Gal kas sakot, kad š? Neturiu nusiskundimų. O ponia, kas jūs esate iš viso? Prašalaitė, didelė Eurodienos gerbėja, nejuokauju. Galbūt alumnė, esu gerbėjas alumnė, galbūt ankstesni fanai galbūt mane prisimins, esu Kristina. Labai ilgą laiką, nuo 2016 iki prieš 2 metus, man atrodo, palikau Eurodieną, bet kaip ir nepalikau, tiesiog nebebuvau aktyvi ir vis tiek aš daugiausiai Eurovizijos metu henginu su Eurodiena, tai kaip ir esu Eurodienoje, bet kaip ir ne. Ir ačiū, kad mane priėmėt šiandien trumpam šiam aptarimui. Ir linkėjimai mano sesei Rolandai, kuri žiūri kiekvieną Eurodienos video. Žinau, kad apsidžiaugs mane čia irgi pamačiusi dabar. O už kadro stovi Arnoldas, bet jis nenorėjo filmuotis tiesiog, nes vis dar yra raudonas po to, kai susitiko su Antigoni vakar. Vis dar yra susijaudinęs labai. Aš ją liečiau vakar. Neklausime, ar lietei save vakare, paskui prisimindama šį momentą, palikime tai interpretacijoms. Gerai. Repeticijos. Kas turit pasijungę video? Kažkas sakėt, įjungsit, kad mes galėtume pažiūrėti, prisiminti greitai. Visi išjungia. Ar ryti tu? Va, Ukraina jau eina. Mes tiesiog jums nerodysim, jūs matyt arba galit pasijungti šalia, mes tiesiog pasižiūrime, prisimenam, kaip kas atrodė ir trumpai aptariam, tikrai apie visus išsamei ir plačiai nekalbėsim. Jėzau, Gabrieliau, su savo makaronais. Taip. Pirmoji šalis yra, aš galiu pridėti mikrofoniuką ir bus garsas. Wow, Moldova, Viva Moldova. Greičiau, first semifinal, žinau. Jeigu matėt storiuose, aš buvau susitikęs su juo, nusifotkinau. Mes šiaip kaip broliai atrodom, Krista parašė. Galėtume būti broliai su Satošiu. Labai smagus bičiukas.
Tai man atrodo, pirmas klipas ir buvo, kurį pamatėm, pirma repeticija ir scena, man atrodo, kad nėra tokia ir maža, kaip galvojom gal iš pradžių, tai viskas atrodo fainai. It's beautiful. Taip, aš irgi sutinku, kad scena graži, aš manau, tikrai pamatysim gyvai, tai dar labiau patiks, dar įspūdingiau viskas atrodys. Man nepasakyčiau, kad ta scena kažkokia jau ten geriausia, iš kiek turėjom pastaraisiais metais, tiek Malmėj buvo geriau, tiek Liverpoolyje, tiek, nežinau, jeigu pasakysiu, kad ir Turino, tai čia turbūt nukencelis mane, bet neskaitant... Turinė saulė užgesė. Neskaitant tos saulės, tai irgi buvo graži, tikrai ir gal ir geresnė. Man kažkiek šita šių metų scena primena Helsinkio Eurovizijos 2007. Bet nesakau, kad... Baig taip šnekėti. Bet tai prieš tai griaudė. Taip, bet galvoju, gal kalbant jau apie Moldovą, apie pirmą pasirodymą, kurį pirmą pamatėm jau prieš, čia jau gan seniai iš tikrųjų, čia jau pirmieji tie klipai išėjo, pirmųjų repeticijų, tai kaip ir neblogai, energingas pasirodymas, aprangos man patiko, bet man kažkaip keistai skamba, keistos harmonijos, keista melodija, skamba kažkaip kitaip negu anksčiau, negu studijinė versija, negu kitose pasirodymas ir man kažkas ne taip atrodo su tuo, tai įdomu, ar čia kitaip turėtų būti, ar čia tiesiog yra nauja versija, sakykim. Aš girdėjau vieno youtuberio šaltiniais, kad tenais buvo garso problemų ir jas sutvarkys. Tai turėtų neskambėti ten taip kažkaip keistai, kaip skambėjo, bet kadangi buvo pati pirma repeticija, tai dar nebuvo visko sutvarkę su garsu. Ir šaltiniai sako, kad viskas bus tvarkoje. Nu ir Lion Sika galiausiai sakė, kad yra problemų su garsu nemažai, irgi gali pažiūrėti jo interviu iš Turkio kilimo. Moldova, jūs žinot mane turbūt, kaip kuriam šita daina yra pirmoji, tarp kitko, gal nukrito į antrą vietą po Rumunijos repeticijos, bet aptarsim ir tai. Man šiek tiek gal tas kamerų darbas toks chaotiškas, bet čia tiesiog viena tokia ištrauka, aš laukiu pamatyti visą pasirodymą, man patiko. Ir tas 373 yra ne tik kad Moldovos šalies kodas, bet ir kiek balų jį gaus iš žiūrovų. Gerai, judam toliau, Švedija, Felicija. Čia turbūt tas atvejis, kai nėra ką aptarti, nes... Yra. Ką? Viskas tas pats, kas Švedijoje. Tas pats, tik prašiau. Ta prasme, jau vien tas išlipimas iš ekrano, jisai buvo kažkoks uždėtas ant viršaus ir tada ta kamera persijungia į pačią areną ir net nebesigauna toks efektas, kaip buvo Melody festivalinė, pavyzdžiui. Pažiūrėkime. Tada įsijungia. It's good. Man taip pat. Aš pritarčiau Amandai, kad buvo efektingiau Melody festivalinė. Ne, tai visada Melody festivalinė geriau atrodo negu Eurovizijoje, šokėjų daugiau ir visa kita. Nes tiesiog, tas efektas jisai tarsi yra uždėtas atskirai ir tada įsijungia vėl scena, o ten tarsi viskas buvo viename. Okay. Bet smulkmena. Aš manau, kad čia problema tame, nes ekranas yra toks gana siauras ir tiesiog nes Melfeste buvo tas ekranas toks platus ir išėjo gražiai tas visas efektas, o čia buvo, turėjo pritaikyti, bet ne toks efektas. Ir dar grįšiu prie scenos trumpai, tai man nelabai jinai patinka. Bent jau kol kas, man kliūna irgi filmavimas, nes atrodo tokie labai, ypač Švedijoje, man užkliuvo toks labai lėtas filmavimas, tai tikiuosi, kad dar pataisys filmavimą, bet nežinau, man kol kas neįspūdingai. Gerai, toliau. Jo, čia šiaip kiekvienais metais. Man ta scena nelabai patinka ir tada nueinam į areną, pamatom ir... O, viešpatie, tai irgi pasitengsim nusifilmuoti savo pirmas reakcijas iš arenos. Toliau Kroatija ir Andromeda. Mano akimis, turbūt, kad didžiausias elevationas iš visų šalių, vienas didžiausių. Man Kroatija nuo to, kad aš galvojau, kad gali tai būti per daug kažkaip dramatiška ir per daug žmonėms nepatikti. Nuo to, kad gal nepatektų, man jie keliauja į Jesus Christ, YouTube Premium žmonės. Jeigu galiu vieną patarimą žmonėms duoti gyvenime, tiesiog, tai YouTube Premium. Jo, Kroatija, holy shit. Tiesiog, negali nesikeikti, kaip gerai. Jo, aš jau tą klipą peržiūrėjau gal 20 kartą ir šiandien dar kelis kartus žiūrėjau. Tas bėgimas ir ten mes turim tik tais tą mažą ištrauką, galbūt čia parodė pačią geriausią dalį, bet jau jų aprangos, tiesiog ugnis, kamerų darbas, viskas bus top 10. Bus top 10.
nuomonių apie Kroatiją dar? Aš išsirinkau 5 šalis iš repeticijų, kurios patiko labiausiai, tai Kroatija viena iš jų. Tikriausiai tas įspūdis geriausias ir liko, kadangi Kroatijoje pasirodymas buvo, kroatiškas. Čia jau turim labai gražius šviesų žaidimus. Aš, man atrodo, dalinausi, kad net ir nepamenu, kada taip gražiai buvo dainos finale išnaudotos scenos šviesos galimybės. Tai labai gražiai ir ta viršutinė styga scenos kaip elementas labai gražiai sušviečia. Ir aišku, dainos kulminacija ir man atrodo, kad... Pralenkė JJ Švyturį. Reikia pagalvoti. Gerai. Austėja ir Kristina nieko nepasakė dabar apie Kroatiją, bet to turės tikrai abi dvi nuomonės apie Graikijų. Apie Graikijų, Ferto, Akylas. Paaiškinom vakar jam, kad Akylas lietuviškai reiškia viską matantis, viską stebintis. Kristė, kaip repeticija? Man labai sukėlė susidomėjimą, nes čia yra pasirodymo pradžia ir tenais jau klipuko pabaigoje jis įeina lygiai į tokį tunelį. Čia propsas yra. Ir čia buvo žmonių, kurie kalbėjo, ar čia scenos, ar čia ledų efektai, ar čia propsas. Bet čia yra propsas. Iš kur? Taip, va būtent. Jisai pastatytas. Taip. Taigi žiūrėk, pastatytas propsas ir operatorius eina iš jo. Ta prasme, pro tą praėjimą praeina, kur vėliau Akylas praeina. Ne, gali būt. Aš nesiginčiu, aš nesakau, kad tikrai, bet man tai atrodo neįtikėtinai. Aš manau, šiemet tai bus vizualiausiai, ko gero įdomiausias ir su fainiausiais vizualais pasirodymas. Jau vien tik tai iš klipo, kurį išleido, buvo galima tą numanyti. Ir labai sudomino tai, kas ten galiausiai bus, nes mačiau nuotraukos, jis ten ir paspirtukų važinės, ir ko ten tai nedarys. Daina man patinka, visiškai mano fan stiliaus, visiškai eina į tą pačią auditoriją, kai buvo ir Baby Lasagna, ir Tommy Cash ir panašiai. Tai aš labai laukiu. Bet aš manau, čia vizualiausiai bus vienas įdomiausių pasirodymų. Na ir dabar Austė. Dar trumpai, su Graikija, man atrodo, viena iš tų repeticijų, kur buvo įdomu, kas toliau. Nes pamatėm labai mažai ir įdomu, kas toliau laukia. Austėja, ar įdomu, kas toliau? Taip. Tiesiai šviesiai. Kad ir ką aš manyčiau apie dainą, šiaip... Tu kalbėjai. Taip, kad ir ką aš galvočiau apie dainą, tikrai reikia pripažinti, kad pasirodymas yra įdomus, kad daug darbo įdėta, kad atrodo taip, sakykime, prabangiai, kai ta daina, jinai tokia turi tokio cheap, sakykime, skambesio. Čia, turbūt, kad daugam tai irgi patinka, bet pasirodymas toks atrodo, sakykime, prabangus. Toks nušlifuotas gerai, tik man tada gal kyla toks klausimas, ar tai Taip, Akyla toks klausimas, ar tai kartais ir nepakiš kojos, nes man atrodo, kad, pavyzdžiui, Baby Lasagna, Karija, visų jų arkliukas buvo žiūrovų reakcijos, tas toks kontaktas su žiūrovais. Gal čia irgi jo bus, bet man atrodo, kad ar nebus nueiti to tokį labiau klipo tipo pasirodymą, kur tų žiūrovų kažkaip netaip labai ir bus. Čia reikia, aišku, visą pamatyti. Ir dar tikiuosi šiek tiek, kad vokalas susitvarkys, nes, aišku, ten daina tokia paremta ant kalbėjimo tokia, bet kažkiek ir dreba jo tas balsas. Tai čia, kas kartais yra netgi ir sunkiau, negu ten kažkokias aukštas natas dainuot, kai kuriais atvejais, tai čia toks niuansas, bet tikiuosi čia susitvarkys. Bet šiaip, neblogai, apart visko. Aš manau, kad tas turbūt, kad žaidimo ar klipo momentas, jis gali būti nebent per tas uždainio dalis, o kai bus jau priedainis, Ferto, tai manau, kad ten bus ta interakcija turbūt su žiūrovais, daugiau lakstymo po sceną ir manau, kad bus labai good soup Graikija ir aš negalėjau nei vienos šalies išsirinkti kaip savo laimėtojas, tai įdėjau Graikiją, mano mintis buvo komisijoje balai prasiskirsto visur ir laimi žiūrovų favoritas, kas bus Graikija. Tai čia tik tai toks mano variantas. Gerai. Portugalija. Mikrofoną turbūt duodam Ryčiui kaip Portugalijos didžiausiam gerbėjui. Ir ar užmigai per šitą repeticiją? Aš per šitą dainą galbūt užmiegu. Aš norėčiau gal perduoti mikrofoną Austėjai. Taip, ir aš pagirsiu šitą repeticiją. Manau, labai gerai ištrauka pasirinkta, labai gerai, kad pasirinko tą smuiko dalį, nes tikrai atrodo labai gražiai, tas kadras, kur grojama smuiko, kur tolumoj matosi tos visos gėlės, apskritai vizualai visi gražus. Tik man gal neapleidžia tokia mintis, kad man vis dėlto norisi lyginti šitą pasirodymą su Iriao iš Sakartvelo 2019, kai
turim tokią tikrai profesionalią grupę, viską jie gerai daro, bet Eurovizijai gal tai yra per daug toks nišinis, toks kažkoks vietinės reikšmės dalykas, galbūt. Okay. Aš tai trumpai drūtai, kad po repeticijos padėjau Portugaliją į paskutinę vietą. Atsiprašau, labai atsiprašau. Mes atšaukim Ne dėl to, kad ten atrodė klipas viskas gerai, bet tik kažkaip po aš supratau, kaip iš tiesų nuobodi yra šita daina. Nu, atsiprašau, bet dėja. Aš šiaip sutinku, kaip Portugalijos faną, ne į paskutinę vietą, bet kaip Portugalijos faną mane biški nuvylė tas klipas, labai aprangos neįdomios, nu, tipo, aš taip į darbą eičiau, it's okay, bet scenom, tos tie kostiumai spalvų tokių juokingų Portugalijai irgi buvo keistai, bet kažkokio vidurio norėtųsi, turbūt, kad tarp tų dviejų variantų, bet tikėkime, kad Portugalijai pasiseks. Sakartvelas. Taip, tai Sakartvelą aš irgi pasirašiau tokius užrašėlius ir man Sakartvelas turbūt yra vienas didžiausių nusivylimų, nes man daina, kai išleido dainą, visai patiko, man kažkur buvo apie gal 10 vietą, bet pasirodymas, nu, toks visiškai apie nieką, atrodo sugrūsta, visos šviesos įjungtos, visi lazeriai, mirksi belenkaip, tie ledai, vizualai irgi kažkokie ten, net nežinau kaip pavadintos, tos jų alternatyves versijas kažkas tokio, tai mane nuvylė ir manau, kad dabar gana aišku, kad nepateks į finalą. Galiu aš dėl tų šviesų papildyti, viskas yra sudėta, šviesos, lazeriai, kas tik nori ir tai čia, kaip jau minėjau, labai disonuoja su jų pačių tokiu mėgėjiškumu ir labai prastais vokalais. Tai man irgi atrodo, čia visiškai yra paskutinė vieta, atrodo tiesiog prasčiausiai. Ne paskutinė, bet... Paskutinė, aš nematau, kas dar gali. San Marinas. Už San Mariną visai balsuos kažkas. Dar prieisim, bet aš manau, už San Mariną balsuos daugiau negu Sakartvelą. Ok. Gabrielius taip nenuėmė kodo, kaip žadėjo, apsimelavo, bet man pasakė kodą ir aš jo neatsimenu. Toliau Italija, šalis, kuri po repeticijos nuotraukų man pakilo. Galvau laimės po repeticijos nuotraukų, kai pamatėm tą nuostabų vaizdą su vestuvėmis ir panašiai. Italijos vėliava pasirodymė yra sprendimas. Vieniem patiks labai, kitiem labai nepatiks. Vieniem patinka, kažkam ir nepatinka turbūt labai, ne? Taip, man. Nu tai labai, nu ta prasme, tai yra kičas, tai yra tekiai, tai yra vestuvės. Jam atleidžiama, senelis. Viską atleidžiam jam, aš vakar su juo nusifotkinau, tai aš tikrai viską 100% jam atleidžiu. Bet klipe vokalas skamba siaubingai ir komisija nors ir palaiko Italiją visada, bet su tokiu vokalu, o Jėzau labai smarkiai įsilieja, su tokiu vokalu sudėtinga bus. Aš tik manau, kad čia labai geras atvejis, kad nereikia iš nuotraukų spręsti, daryti didelių išvadų apie galimą rezultatą ar prognozes, nes kartais tos nuotraukos neatspindi vokalo, neatspindi pasirodymo, filmavimo ir kitų dalykų. Aš labai trumpai pradėsiu, linkėjimai mamai, jinai sakė, kad daina jai labai patinka, bet pasirodymas tiesiog ne. Oi, visoms mamoms. Visoms mamoms linkėjimai, kalbant apie Italiją. Suomija. It's okay. Tas pats tik biški gražiau. Taip, aš noriu pasisakyti tai, kad kažkaip čia visai, Emilis sakė, kad filmavimas prastas, bet pavyzdžiui, kodėl Suomijos pasirodymas atrodo antie geriau, nors yra kaip ir tas pats, bet filmavimas nužymiai yra geresnis. Nes 300 puslapio aprašymą. Iš tikrųjų, žiūrint dabar į šviesas, tai pavyzdžiui, palyginkim pasirodymo apšvietimą su Švedija, kur irgi yra raudonos spalvos, bet pas švedus yra kažkaip labai šviesu. O Suomijoje atrodo repeticija geriau, nes tos daugiau tamsos matosi ir ta raudona šviesa daug stipresnė negu Suomijoje buvo. Ten buvo tokia... Atmosfera tokia gera. Jo, nes ten buvo daugiau ta tokia gal ugnies oranžinė spalva. Tai aš manau, kad turėtų visa kita dalis būti ne ką mažiau graži, kaip ir pati pasirodymo pradžia. Ir smuikas, kas nors paminėkite smuiką, kad jis skamba kitaip. Aišku, paprastam žiūrovui pirmą kartą žiūrint, turbūt tai nebus didelio skirtumo, bet aš manau, komisija turėtų įvertinti tai, nes tiesiog turėtų išgirsti, kad tai yra gyvas atlikimas. Ir turbūt tai yra svarbu.
Turbūt tai yra svarbu. Kalbant apie neteisybės, nu taip. Taip, tai vertins geriau. Jo, jau kyla ginčai ir Eurodienoje apie tai, ar čia yra teisingas ar neteisingas sprendimas. Ką jūs galvojat, ar Suomija turi būti leista groti smuiku, Be kas... to, Šveicarijos ir Liuksemburgo atstovė sakė, kad jos irgi prašė, bet joms neleido. Bet Eurovizijos direktorius sakė, kad nieks neprašė. Tik oficialaus requesto kažkokio nebuvo. Kuris meluoja? Jo, parašykit komentaruose, ar Suomijai turi būti leidžiama groti smuiku, ar visgi tai yra neteisinga kitų dalyvių. Atžvilgių nuomonių tikrai manau, kad labai daug Ar tik skirtingų. nebus, kad tie prašymai atėjo po leidimo Suomijai, kurie, kiek žinia, tą prašymą išsiuntė gal kovo mėnesį, kas yra laiko pasiruošti, išbandyti techniškai ir visa kita. O tuomet, kai jau ir aš noriu, tada toks truputėlį gali būti sudėtinga. Tik, aišku, galima paminėti, jeigu neklystu, kad Linda negros visos dainos metu, o tik tam tikromis dalimis. Tai šiandien arenoje, kai būsim, paklausysim ir pranešim, kaip ten buvo. Juodkalnyje, kalbėkit jūs apie Juodkalnyje, aš neturiu ką pasakyti. O aš galiu pratęsti. Man atrodo, kad Juodkalnyje pateks į finalą. Aš manau, kad padės tikrai ir Balkanų balsai. Ir pati daina, aš manau, kad visai pretendentė į finalą. Mano šiuo metu on repeat pirmoji vietoje yra Nova Zora, tai aš labai laukiau to klipuko. Jisai mane gal dėl to, kad labai laukiau ir šiek tiek nuvylė, buvo didesnė expectationai. Man kažkiek atrodo, bent jau iš klipuko tuštokas pasirodymas. Tos kelios šokėjos aplinkui sukasi, scena pakankamai didelė joms atrodo, kažkaip neišpildo. Vokalas net nežinau, nei gerai, nei blogai, bet man trūksta to tokio pau. Bet daug geriau negu Juodkalnyje. O ten tai aišku, kad geriau, bet man trūko to tokio wow, tokios jėgos. Tai aš tikiuosi, kad čia gal tik tai klipukas ir kad bendrai gal atrodys šiek tiek geriau. Bet šiek tiek mane nuvylė. Aš tai irgi manau, kad nuo Juodkalnyjos tikrai geriau, bet ar pakankamai gerai, kad iki finalo? Visiškai borderline. Juodkalnyje yra labiausiai borderline šalis. Aš manau, šalis. jinai šiaip tam klipuke galbūt netgi rado tokį aukso viduriuką tarp šokimo ir nešokimo. Nu kažkas ten. Nes, ta prasme, kad jinai tenais vartytus ant scenos irgi nereikia, bet kad kaip kokia malka būtų Juodkalnyjoje, kai buvo, tai irgi ne kažką atrodo. Tai aš manau, kad gal visai neblogai. Nežinau, ar to pakaks daug, kad patektų į finalą. Okay. Labai trumpai, manau, kad Juodkalnyje kartu su Portugalija ir dar, man atrodo, kažkuo yra kovos dėl tokios 10 vietos. Man atrodo, 9 yra plius minus aiškios, sakyčiau. Gal ir ne, žiūrėsim, bet tada yra Juodkalnyje ir Portugalija realiausios tokios pretendentės į 10 vietą. Gerai. Mes vėl glaudžiamės, nes vėl vis stipriau pradeda dalyti. Estija, gal galim skipinti Estiją? Niekam neįdomu Estija. Nu, tipo, it's okay, gerai padarė. Tas... Nieko nesitikėjom, nieko negavom. Slow motion kickas yra kažkoks siaubas. Kam tai yra gera idėja? Bet kažkodėl yra kalbų, kad jos gali patekti. Aš manau, jos gali patekti ir tasai, slow motion turbūt atitinka šiaip bendrą stilistiką viso šito Cringinės paraiškos. Kuri yra, tokia nostalgiška, pavadinkime, ir tik klausimas, į kurios laikus nukelianti. Taip, Izraelį mes irgi skipinam. Labai trumpa, 2 žodžiai. Neįdomu. Einam greičiau, nes Labiau trukdo prastas vokalas pabaigoj ir Wild Guess liks 12 vietoj. Ačiū Estija. Vokietija. Fire. Apie nieką. Ai, tai va, kodėl mes taip ilgai užtrukom pirmoji daly šito pusfinalio, nes jisai labai geras, bet antra dalis tai... Vakar iš after parčio išėjom būtent per šią dainą. Tokios nuotaikos Eurodienoje. Aš ją vadinu 0 points diva. Bijau, kad gali kartais taip nebūti. Bet šiaip aš manau, kad savo auditoriją jinai tikrai turi. Pavyzdžiui, mano mama tikriausiai šitą dainą mėgs labiausiai, nes jos Beiba buvo 23 metais laimėtoja. Tai aš manau, kad šita daina turi savo auditoriją ir aš manau, kad kažkiek balų tikrai rinks finale. Gali būti ir man atrodo Austrijoje vakar buvo mamos diena. Pas mus buvo praeitą savaitgalį, tai dar kartą linkėjimai mamoms jau kelintą kartą. Belgija. Malka visiškai. Jau iš to The Voice pasirodymo, kur buvo įkeltas, buvo aišku, kad sunkiai ten su judėjimus. Bet ten ir vokalas buvo labai prastas. Čia vokalas, man atrodo, yra pasitaisęs visai. Nes vis tiek yra tas sunkus toks switchinimas tarp chest voice, to head voice vietomis. Tai manau, kad vokalas pakankamai neblogas, bet vis tiek atrodo
ne kaip scena ir manau, kad vis dėlto nepateks į finalą. Greičiausiai. Jo, man tik tai labai patiko, labai gražios spalvos Belgijos pasirodėme, ten pinasi. Jo, stulpo šviesos, ten ta tokia stiklinė ledo spalva, tokia pinasi su ugnies spalva, nu toks. Tai kičas, nežinau. Kičas, man tai gražiai atrodo. Tipo ugnis ir ledas, kas čia dabar? Tai Valinskienė, ugnis ir ledas. Nežinau daugiau žodžių šitą. Nu gerai atrodom. Gerai atrodom. Tikrai gražios spalvos, labai pataisyta viskas, ką galima pataisyti žinant, kad mes nelabai keičiame savo pasirodymą iš atrankos, tik jos truputį sutvarkome, filmavimą pakeičiame. Tai man atrodo ir čia yra tas padaryta ir bus labai įdomu, kaip ten sugriūna, kaip atrodo, kaip išnaudojamas tas scenos podiumas į priekį, nes vis tiek yra kitokia forma. Tai jau šiandien sužinosime daugiau. Man labai patinka tas vienas vizualinis efektas, kur Lion ir toks kaip burbuliukas ir tada vienoje vietoje jis atitrūksta. Tai atrankoje buvo prastai nufilmuota, čia nufilmuota labai gerai ir pagaliau yra ta aiški žinutė, kad jisai aiškiai atsiskiria nuo tos skulptūros. Tai tas man labai patiko ir tikrai labai laukiu pilno pasirodymo. Oh shit. Kas nori pasisakyti toliau? Apie Lietuvą. Aš nežinau. Daug kas turbūt, kad yra pasakyta. Mes dar planuojam ir pakalbinti Lion Seeką šiandien. Jeigu viskas pavyks, tai subscribinkit kanalą, užsidėkit notification bellą ir nepraleisit visų video. Toliau San Marinas. Gabrieliui aš duodu ir telefoną, ir Taip, mikrofoną. San Marinas man labai patinka, aš klausau tos dainos ir visiškai negilty. Bet pasirodymas, tai taip, tai čia viskas yra tam pasirodyme. Bet aš tikiu, kažkam reikia palaikyti San Mariną, tai aš būsiu tas žmogus, kuris šoks per šitą dainą areno ir labai apsidžiaugs, jeigu pateks, bet tikriausiai labai mažai šansų tam. Aš manau, kad tai nebus paskutinė vieta, nes tikrai atsiras žmonių, kuriem kažkiek patiks. Tai yra spalvingas pasirodymas, labai energinga atlikėja. Tai aš manau, yra visai kažkiek balsuojančių už tai. Eurovizija prasideda su griausmu. Literaliai. Toliau Lenkija. Į šitą pusę gal kažkur tai einam, jeigu yra nuomonių. Aš visiškai neturiu nuomonės apie šitą dainą. Nu tai gerai, tai grįžtame tą pačią. Mane Lenkija turbūt maloniausiai nustebino iš visų, nes esame įpratę prie to lenkiško kičo. Tai šiemet mes turim to lenkiško kičo, bet kituose pasirodymuose. Tai pavyzdžiui, San Marine, turim Serbijoje tą drebėjimą kameros, turim Liuksemburgo, bet Lenkija labai maloniai nustebino. Ta platforma atrodo konceptualiai, yra konceptas, kad šokėjai ir jinai pati yra ant tos platformos, vokalas labai gerai skamba, tai tikrai manau, kad pasiseks visai neblogai pusfinalyje Lenkijai, nes jau buvo gal taip ir nurašyta prieš tai, bet dabar manau, kad visai gerai bus. Ir ant kiek geras tas vokalas, mes seniai tai žinojom, bet man jis kažkaip skamba dar net geriau negu anksčiau kitose pasirodymuose. Jaučiu reik gal. Tuoj, užbaigiam su Serbija, aš manau, ir užteks šį kartą aptarsim pirmą pusfinalį ir grįšim su antru video antram pusfinaliui Serbiją. Roko fanams duodu tikrai dabar kalbėti. Oh my god, čia buvo viena iš dainų, lygiai taip pat ir Kroatija ir tada Serbija. Tai buvo dainos, į kurias aš galbūt nelabai kreipiau dėmesio, bet Kroatija mane pritrenkė su griausmu, kaip ir dabar lemba. Ir Serbija ir Kroatija. Taip. Man žiauriai patiko, aš manau, kad man kils labai į viršų Kroatija po ypač pilno gyvo pasirodymo. Serbija. Blemba. It's the same, aš dar ryčiai sakau, blemba, jos tas pats, tik tai vienur yra merginos, kitur yra vaikinų grupė. Jo. Tai Serbija. Žiauriai paliko gerą įspūdį, labai laukiu pilno pasirodymo ir labai geras klipukas. Ir tas efektukas drebėjimo tinka. Aš sakau, kad tinka. Truputį lenkiškas, bet tinka. Pas mus kilo ginčai su Amandu ryte, mes kalbėjom. Jo, aš sakiau, kad bus top 10, mane žiauriai nustebino tas klipukas. Aš nebūčiau prieš, bet aš manau, kad daina nėra tokia accessible. Tu palyginai su Suomija 21, Blind Channel, Dark Side. Manau, kad netokia accessible šita daina ir man labiau atrodo, kad bus kaip Katarsiui kažkas tokio, apie 15 labiau. Visai ne ta prasme, tenais buvo alternatyva, čia rokas, čia grynas rokas, grynas metalas toks. Gerai, viskas, mes baigiam streamą, nes mus baigia sulyt, paspauskit like, pasubscribinkit, paremkit mus Contribui, pažiūrėkit, ką mes darom dėl jūsų, mes bėgam į areną, nes baigia sulyti. Iki! Holy shit!
Aš po tavo